Čia besibaigiančios savaitės įvykių apžvalga su politologu Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Jį kalbina portalo Bernardinai LT žurnalistas Vytautas Markevičius. Vakar Liepos 4-ąją Jungtinėje karalystėje vyko pirmalaikiai parlamento rinkimai. Jos gegužės pabaigoje netikėtai buvo paskelbęs premjeras Rišis Sunakas. Šiaip rinkimai turėjo įvykti anksčiausiai šįmet gruodį. Viešosios nuomonės apklausos rodė, kad ministro pirmininko Riši Sunako konservatorių partija bus išstumta iš valdžios už tai, kad neįvykdė pažadų duotų per 14 valdymo metų. Šios prognozės išsipildė. Jungtinės karalystės leiboristų partija laimėjo šalies visuotinius rinkimus ir šį rytą peržengė 326 vietų slenkstį, būtina darbiniai daugumai bendruomenių rūmose gauti. Kaip manote, kas lėmė šią leiboristų pergalę ir kokių permainų galima laukti ateityje? Turbūt pergalę lėmė kelios priežastys. Visų pirma, torių arba konservatorių partija valdė pastaruosius 14 metų, tad atsirado tam tikras rinkėjų nuovargis. Be to, partijos premjeras Rišis Sunakas, kuris šiandien baigs savo darbus, nebuvo populiarus, net apie 3/4 britų vertino jo darbus neigiamai. Taip pat sudėtinga yra šalies ekonominė situacija. Matome, kad realiosios gyventojų pajamos iš esmės neauga jau apie 2 dešimtmečius ir tai be abejo sukėlė gyventojų nepasitenkinimą, dėl kurio opozicinės jėgos turėjo papildomą impulsą tikėtis gero rezultato. Na ir galiausiai leiboristų partijai padėjo tai, kad jie kėlė kandidatą į premjerus Keirą Starmerį, kuris yra nuosaikus politikas ir kuris pakeitė partijos kryptį po to, kai jai kurį laiką vadovavo kraštutinių pažiūrų Jeremy Corbynas. Jis buvo neprimtinas dideliai daliai rinkėjų ir tai ko gero stiprino torių arba konservatorių pozicijas. Bet kai Corbynas buvo patrauktas ir dabar premjeru taps Starmeris, akivaizdu, kad jis buvo patrauklus kur kas platesniai rinkėjų daliai. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas svarsto galimybę trauktis iš prezidentų rinkimų kovos po nesėkmingo pasirodymo debatuose su Donaldu Trumpu. Taip skelbė Jungtinių Amerikos valstijų laikraštis The New York Times. Jis tai prasitarė vienam neva iš svarbių savo sąjungininkų ir tokių žinučių pasirodo kuo toliau, tuo daugiau. Kiek realus toks scenarijus? Jis nėra atmestinas, bet kol kas oficialiai Bidenas kartoja, jog tikrai nesitrauks iš kovos. Tokią žinią jis siuntė ir savo komandai, tokią žinią jis kartoja ir viešojoje erdvėje. Tad kol kas viskas priklauso nuo paties prezidento apsisprendimo. Ir ko gero artimiausiomis dienomis mes girdėsime jį ne vieną kartą pasisakant viešai, nes tą jį ragina daryti ir partijos bendražygiai ir apskritai to tikisi visuomenė, tam, kad prezidentas pabandytų įrodyti, kad debatai tai buvo atsitiktinumas. Tad penktadienį pasirodysintis jo interviu viename iš televizijos kanalų, kitą savaitę vyksintis spaudos konferencija NATO viršūnių susitikimo metu, o beje Bidenas labai retai rengia tokias spaudos konferencijas, ko gero bus labai svarbios tam, kad Bidenas pabandytų įrodyti, jog gali tęsti kovą arba, jeigu vėl kils iššūkių, permastyti savo dabartinį apsisprendimą, nes akivaizdu, kad partijai kelia nerimą ne tik tai prezidento būklė, bet ir kokią tai įtaką gali turėti ir prezidento rinkimų rezultatams, ir kitiems rinkimams, kurie vyks tuo pačiu metu, nes bus renkama ir atstovų rūmų nariai, taip pat ir trečdalis senatorių. Antradienį Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas apsilankė Kijeve. Tai be abejonės svarbus įvykis dvišalių Kijevo ir Budapešto santykių normalizavimo požiūriu. Apžvalgininkai sako, kad pirmą kartą nuo plataus masto karo pradžios Ukrainoje apsilankęs Vengrijos vadovas turėjo ir asmeninių motyvų. Kaip manote, kokių? Žinome, kad Orbanas yra pragmatiškas politikas ir nuolatos ieško būdų pirmiausia atstovauti savo ir savo šalies interesą. Žinome, kad dabar vyksta rinkiminė kampanija, arba tiksliau jau po rinkiminės kampanijos postų dalybos ES institucijose, tad Vengrijai ko gero buvo svarbu pasiųsti signalą partneriams, kad jį gali kalbėtis net ir su Ukraina, su kuria santykiai buvo ilgą laiką komplikuoti ir tai yra apskritai pirmasis Orbano vizitas įvykęs į Kijevą per 12 metų. Ta sunku suprasti, žinant, kad Vengrija ir Ukraina yra kaimyninės valstybės. Tad Orbanas tokiu būdu bandė pademonstruoti, kad gali kalbėti su visais. Be to, kadangi Vengrija Liepos mėnesį perėmė pirmininkavimą ES tarybai, tai irgi buvo tarsi signalas, kad Vengrija bus neutrali, gabanti kalbėti su visais ir užtikrinanti, kad pirmininkavimas ES tarybai būtų sklandus. Bet tuo pačiu žinios, kad jis netrukus vyks į Rusiją, ko gero bent iš dalies sumenkino vizito į Kijevą svarbą, nes tai sukėlė daugiau nuogąstavimų ir nerimų.
Na ir pabaigoje norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt Suomijos prezidento Aleksanderio Stubo pasakymą. Rusijos priklausomybė nuo Kinijos pasiekė tokį lygį, kad Pekinas galėtų užbaigti karą Ukrainoje, jei tik jis panorėtų, pareiškė Suomijos prezidentas. Jūsų komentaras. Tai yra bandymas Kinijai parodyti, kad Europos šalis tikisi iš šios valstybės ne paramos Rusijai, kuri yra teikiama įvairiomis formomis, pirmiausiai ekonominėmis priemonėmis, taip pat parama Rusijos kariniai pramoniai, kuri yra naudojama tam, kad gamintų ginkluotę reikalinga pulti ir naikinti Ukrainos žemės ir gyventojus, bet tuo pačiu suprantant, kad Kinija bando manevruoti tarptautinėje politikoje ir teikti, kad yra už taiką. Tad toks Suomijos prezidento pareiškimas yra tarsi priminimas Pekinui, jog yra tikimas iš Europos šalių konstruktyvesnio Pekino veikimo, nors tuo pačiu turbūt lūkesčiai, kad jau artimiausiu metu Kinijos pozicija galėtų keistis ir parama Rusijai mažėti, o tuo pačiu galbūt atsirasti tam tikras spaudimas Kremliui atsitraukti iš bent dalies okupuotų teritorijų, kol kas tai neatrodo kaip pats realiausias scenarijus. Kai kuriuos svarbiausius besibaigiančios savaitės įvykius komentavo politologas, Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala. Jį kalbino portalo žurnalistas Vytautas Markevičius.